Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien startuoja nauja laida pavadinimu Pažinkime geriau kandidatą į Klaipėdos miesto merus. Šiandien pas mus svečiuose Rasa Bekežienė, kurią iškėlė partija Demokratai vardan Lietuvos. Sveiki, Rasa. Sveiki. Laida susidės iš 3 dalių. Pirma dalis bus už ar prieš klausimai, antra dalis labiau pažinsime kandidato mintis ir idėjas, o trečioje dalyje bus Klaipėdos miesto viktorina. Tai galim pradėti turbūt. Gerai, tai pradėkime nuo 11 klausimų už ar prieš. Rasa, už ar prieš dainavimą automobilyje, kai niekas nemato? Už. Gerai. Už ar prieš tai, kad politikas gali persigalvoti ir pakeisti savo nuomonę? Čia jau labai sunkus klausimas, čia būtinai reikia atsakyti už ar prieš. Galima tai parodyti. Galim susilaikyti. Čia tokio gilesnio pamąstymo reikalaujantis klausimas, negalėčiau atsakyti nei už, nei prieš. Gerai. Už ar prieš visuotinį šaukimą? Aš turbūt už. Už ar prieš partnerystės įstatymą? Manyčiau, kad taip. Partnerystė jau mes esam subrendę, turėtų būti reglamentuoti šitie santykiai. Už ar prieš didesnę imigraciją, jeigu trūksta Lietuvoje darbuotojų? Jeigu tai yra kompetentingi darbuotojai ir turintis tas kompetencijas, kurių neturi mūsų šalies gyventojai, tai aš tada už. Bet jeigu tai yra perteklinė jėga, vien dėl to, kad mums reikia įsivežti pigios darbo jėgos, tai aš esu prieš. Gerai. Už ar prieš balsavimą internetu? O, aš už. Vienareikšmiškai. Už ar prieš koaliciją su skirtingomis pažiūromis? Aš prieš. Už ar prieš tai, kad meras kiekvieną mėnesį privalomai surengtų atvirą susitikimą su gyventojais? Aš manyčiau, kad taip, gal neprivalomai, tai turėtų būti mero iniciatyva ir tas atsiskaitomumas gyventojams turėtų būti reguliarus. Mėnesis, sakyčiau, galėtų būti tas laikotarpis, kuris yra tinkamas. Už ar prieš tai, kad politikai prieš rinkimus savanoriškai atliktų melo detektoriaus testą? Oho, aš tai būčiau už, tačiau teisinis reguliavimas to tikrai neleis, nes pagal dabartinius teisės aktus tą gali atlikti tik tai išimtinės profesijos asmenys, kuriems tai yra reglamentuota pagal įstatymą. Už ar prieš spontaniškas keliones? Turite omeny politikų ar apskritai? Apskritai. Aš manyčiau, kad prieš, todėl kad turi būti vėlgi nustatyta ir įtvirtinta teisės aktais poilsio darbo laikas, jo režimas ir tas spontaniškumas turėtų būti išimtis, bet ne taisyklė. Už ar prieš šunis parduotuvėse? O, aš už. Gyvūnai turi integruotis į žmonių gyvenimą, nes tai yra natūralus procesas. Mesgi mylim gyvūnėlius ir tie, kurie turim tos gyvūnėlius, jie turėtų lankytis ten, kur leidžia. Aišku, tai yra parduotuvių arba įstaigų, viešų įstaigų reglamentavimo tvarka, bet jeigu taip yra nustatyta, aš būčiau už. Ačiū. Pirmą dalį baigiam. Sekanti antra dalis susipažinsime labiau su idėjomis ir mintimis kandidatės į mero postą. Tai bus 6 klausimai, per kuriuos ir susipažinsime. Pirmas klausimas. Kodėl kandidatuojate aplamai į Klaipėdos merus? Tai nėra lengvas klausimas iš tikrųjų, bet mano asmeninė patirtis ir tą, ką aš jau esu nuveikus šitame mieste, Klaipėdos mieste, iš tikrųjų susijusi su tarnystė. O tarnystė reiškia, kad tu dirbi iš pašaukimo. Kadangi mano vienas tarnystės etapas jau yra pasibaigęs ir tas pašaukimas niekur nedingo žmonėms tarnauti, mano tokia mintis buvo, kad reikia pratęsti su tom kompetencijom, kurias esu įgijusi saugumo srityje. Ir kitas momentas yra, mane labai neramina ir labai liūdina tas faktas, kad politika yra devalvuota. Devalvuota ta prasme, kad žmonės nebepasitikė, pastarųjų metų įvykiai iš tikrųjų parodė didelį kompetencijos trūkumą. Ir mano įsitikinimu vis tiek politika yra labai svarbi sritis visiems mums kaip gyventojams, kaip žmonėms, nes nuo jų sprendimų iš tikrųjų priklauso visas mūsų žmonių gyvenimas. Tai mano tas apsisprendimas ir yra, galbūt žmonės patikės, turės galimybę pasirinkti iš daugiau kandidatų, tai čia tokia būtų trečia priežastis, kad nebūtų rinkimasis tik 1, 2 ar 3, bet galimybė rinktis iš tokio platesnio spektro asmenų. Tai aš esu vienas iš tų, kurie pretenduoja į tą postą, kuris nėra lengvas, bet tikėtina rasantis savo rinkėją. Antras klausimas bus ne ką lengvesnis. Kokios jūsų yra pagrindinės vertybės? Jeigu kalbėti apie vertybės, tai iš tikrųjų man kaip asmeniškai, kaip žmogui labai svarbu yra profesionalumas, kompetencija. Neatsietinai nuo mano, kaip aš minėjau, buvusios patirties, tai yra atsakomybė. Ir
turbūt skaidrumas. Tai čia yra dabartinė mano veiklos sritis, kur iš tikrųjų gilinuosi į tą sritį ir man tai yra labai labai svarbu. Gerai, ačiū. Sekantis būtų klausimas. Įvardinkite 3 dabartinio mero stiprybės, gerus darbus arba sėkmingus projektus mieste. Teks pagirti šiek tiek. Jeigu žiūrėti dabartinę Klaipėdą, tai iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, bet nebūtinai dabartinio mero pasiekimais, tai gali būti ir buvusių merų pasiekimai. Tai ką aš matau šiai dienai, tai matau, kad Klaipėda tvarkosi. Tai yra keliai, šaligatviai. Aišku, kyla klausimas, ar visi projektai yra reikalingi, bet tikrai matomi žingsniai, ką pažadėjo meras, tą jis daro, tai yra įrenginėja stovėjimo aikšteles, tai aš geriu už tai. Ar yra dar trečias variantas, dėl kurio aš norėčiau pagirti merą, tai turbūt, kad jis labai gerai įsisavina komunikacijos pinigus. Tai čia irgi norėčiau pagirti, nes komunikacija yra superinė. Taip, ir labai daug lėšų tam skirta. Taip. Gerai, sekantis būtų klausimas. Įvardinkite tada 3 sritis, kuriuose jūsų nuomonė reikalingi pokyčiai ir kuriuose nepritarėte dabartinio mero sprendimams. Gal aš nefokusuočiau klausimai to, kad pritariu, nepritariu, bet aš galbūt norėčiau pasakyti, kad kur aš matyčiau reikalingumą spręsti klausimų, tai mane labai neramina vaikų užimtumas. Vaikų užimtumas ta prasme, kad norėčiau gerinti sąlygas vaikams sportuoti, ypatingai lauke, kad būtų pakankamai galimybių fizinę savo ištvermę ir fizinę kultūrą kelti. Kitas momentas turbūt reikėtų pasakyti, kad mes dar neturim pakankamai tokių išteklių ir galimybių konkuruoti su kitais miestais, kurie tą sveiką miestą propaguoja, o Klaipėda yra jūrinės valstybės simbolis, tai aš labai tikėčiau, kad būtų galima daug padaryti labui to, kad mes visi klaipėdiečiai ir svečiai galėtume pajausti tą dvasią. Na ir turbūt labai svarbus toksai momentas yra, kas yra svarbu visiems mums, tai yra dažnai kalbam apie sveikatos apsaugą, nors tai nacionalinis prioritetas, bet iš tikrųjų mes kaip miestas taip pat galime kažkokius padaryti žingsnius, tobulinant šitą sistemą. Ačiū. Gerai, sekantis klausimas būtų, kodėl jūsų nuomonė būtumėt geresnė merė negu dabartinis? Šitas klausimas nemanau, kad yra teisingai sukonstruotas, todėl kad būti geresniu ar blogesniu čia sprendžia turbūt gyventojai, pats tu negali nuspręsti, esi blogas ar geras. Manau, kad šiuo atveju reikėtų galbūt pasakyti, kad aš daryčiau tai, ką aš manau esant reikalinga, o jau žmonės nuspręstų, buvau geresnis ar blogesnis. Gerai, tuomet paskutinis klausimas šitoje temoje. Kokie būtų jūsų pirmieji darbai tapus mere, atmetant komandų sudarimą? Na, apie darbus kalbėti turbūt anksti, nes dar kol kas esu tik tai kandidatas ir realiai turbūt tas postas bus patikėtas tam, kas surinks daugiausia miestiečių balsų. Bet jeigu reikėtų pasisakyti apie darbus, tai turbūt pirmas darbas būtų susipažinti su klaipėdiečiais daug artimiau. Tai yra bendruomenės, tai yra įvairios veikiančios kultūrinės, socialinės organizacijos, tai jų lūkesčius atliepiant. Kitas momentas tai turbūt yra finansiniai dalykai, strateginiai dalykai, tai yra kas yra suplanuota, kaip yra įgyvendinama, kokie projektai turi būti tęsiami, tai turbūt čia tokie organizaciniai daugiau klausimai. Ačiū. Gerai, einame jau prie pabaigos. Trečia dalis bus Klaipėdos miesto viktorina. 10 klausimų bus apie Klaipėdą. Žiūrėsime, kuris iš kandidatų daugiausiai surinks taškų. Tai Rasa pasiruošus turbūt? Taip. Gerai, pradėkime. Kaip vadinasi pagrindinė Klaipėdos miesto senamiesčio aikštė? Jeigu žiūrėt į senamiestį, tai turbūt teatro aikštė. Taip. Kiek maždaug gyventojų turi Klaipėda? Maždaug. Na, gal apie 160 000, kažkur plius minus. Kas pavaizduota Klaipėdos herbe? Klaipėdos herbe yra pilies bokštai. Tokiam raudonam fone geltoni. Ačiū, ką patikslinot. Ar tiesa, kad Klaipėdoje yra aukščiausias gyvenamasis pastatas Lietuvoje? Nu, manyčiau, kad taip, tiesa. Gal pavadinimą netyčia? Čia Gandrališkėse turbūt pilsotas. Kokia yra ilgiausia Klaipėdos gatvė? Na, kadangi yra 3 tokios arterijos per Klaipėdą einančios, tai gal Minijos gatvė. Ačiū. Gerai, sekantis klausimas. Kuri miesto upė įteka į Kuršių marias? Čia diskusija dėl pavadinimų, bet tikėtina, kad Danė. Bet yra ir kitas pavadinimas. Kiek seniūnijų turi Klaipėdos miesto savivaldybė?
Deja, bet tai yra vienas iš 4 miestų, kuri neturi seniūnijų, turi seniūnaičius, kurie atlieka tą bendruomenės tarpininko vaidmenį su valdžia, su savivalda. Kiek sekančiais metais sueis Klaipėdos miestui metų? Na, šiemet buvo 774, tai turbūt 775. Kiek miesto tarybos narių sudaro Klaipėdos miesto taryba? 31. Artėjame prie pabaigos, liko 2 trumpos rubrikos. Tai pradėkime nuo pirmos. Užbaikite sakinį. Galite vienu sakiniu, galite 2 sakiniais, galite vienu žodžiu. Klaipėda man yra Laisvas ir labai saugus miestas. puiku, ačiū, gražiai. Ir lieka paskutinė rubrika, tai būtų jau jūsų valia, tik niekas jūsų nepertrauks. 60 sekundžių kandidato žinutė mūsų miestiečiams. Tai, mili klaipėdiečiai, jeigu manote, kad aš galėčiau būti Klaipėdos miesto mere, tai aš prašyčiau jūsų atiduoti balsą už mane ir balsuoti ateinančiuose savivaldos rinkimuose. Ačiū. Tai ačiū Rasai, kad ačiū Jums, kad radote laiko ateiti pasikalbėti ir iki pasimatymų. Iki.